Labadiena. Mūsų pašnekovas Aleksandras Nemunaitis, partijos Lietuva visų pirmininkas. Sveiki, Jurgita. Aleksandrai, čia dabar toks vyksta vėl to kailio dalybos, krokodilų lenktynės, nieks nežino, kokia čia ta koalicija ir kaip čia dabar bus, jinai iš visų pusių tampama paklodė į visas puses. Jūs esate politikas, galintis pažvelgti laisvai iš šalies, nes jūs ten nereikia jums nei to grobio, nei to gabalo, nei to portfelio kol kas kažkada reikės, bet dabar pasakykit, tai vad kaip jums žiūrint, taip laisvai, blaiviai iš šalies atrodo visa ta dabartinė situacija, visas tas koalicijos išdraskimas ir visas tas naujas dėlionė tą kaladėlio. Kadangi tikrai gerai pastebėjot, kad nesam dar parlamentinė partija, šiaip kol kas tik savivaldybės lygmenį, tai galima kalbėti pakankamai laisvai, tai ką iš tikrųjų galvoju. Tai aš socialdemokratus vertinu kaip partiją, kuri tikrai turi didžiulę patirtį ir tai, kad mums dabar viešai transliuojama, kad jie vis dar svarsto, kaip čia daryti, tai aš bent jau tokių dalykų tiesiog netikiu. Tikrai seni patyrę vilkai, yra ten kas gali pastrateguoti, aš manau, kad jau yra susitarimai. Ir visa kita tai yra daroma ir, kaip liaudiškai sakom, dėl akių. Tikrai jie turi savo planą ir jeigu tuo met, kai premjero buvo siūlomas Gintautas Paluckas, iš tikrųjų buvo socialdemokratuose labiau tos dvi stovyklos, dar Palucko ir Oleko, vadinkim, ir jis galbūt nebuvo tikras, kad turės pakankamai balsų, kad elementariai būtų patvirtintas kaip premjeras, kad patvirtinta vyriausybės programa, tai dabar, mano manimu, tokios problemos nėra. Ir atvirkščiai Juozui Olekui gali būti pasiūlyta tapti vietoj Seimo vicepirmininko Seimo pirmininku, nes matematiškai netgi socialdemokratai su 52 balsais ir Nemuno aušra su 19, tai jau 71, jau yra šiek tiek daugiau negu ta pusė reikalinga matematiškai. Dar yra dėrybos, kur galbūt net ne dėl postų, dėl atskirų sprendimų, vėliau gali būti su valstiečiais arba lenkais ir tiek. Tai yra, nėra poreikio. Ir atvirkščiai mes turime situaciją, kai gali smarkiai pasigerinti savo pozicijas tiek socialdemokratai, pasimdami Seimo pirmininką ir galėdami formuoti darbotvarkę Seime, o gal net kai kurios ministrus iš demokratų. Žemaitaičiui užtenka duoti galimybę parinkti vieną arba du savo ministrus, o kad prezidentas nepyktų, atiduoti dar vieną ministro portfelį prezidentūrai. Klausykit, o tai dabar, tai kaip čia dabar tas Skvernelis atsidurs už borto, čia apie tai niekas nekalba, kiek man teko matyti tų dvaro politologų kalbų, tai niekas neprognozuoja, Skvernelis nuolat sėdi panoramoje, nuolat dėlioja, žurnalistai jo ištempia ausis, klauso, ką jis ten kalba, tai kaip čia yra? Mes neretai turime specialistų, kurie iš tikrųjų galbūt pasakoja, kaip jie norėtų, kad būtų. Ir ta Nemuno aušra tai iš tikrųjų visiems trukdo, bet socdemams tai yra visai patogus partneris, aš drįsčiau sakyti, nes nuolat per jų tokio, jie turi problemų su savo, kaip jos vertina visuomenė, tai visada jos galėsi patraukti, taip toliau, bet tuo pačiu netgi laikui bėgant gali net keletą iš tos partijos ir prisivilioti savo. Ir tai būtų netgi patogiau, jeigu tie ministrai arba tie žmonės, kurie užims ministrus, laikui bėgant net perėtų socdemus. Tai yra iš esmės kažkom panašios partijos pagal savo elektoratą ir taip galėtų būti, kad nieks nenori tos Nemuno aušros. Taip, be abejo, taip yra. Ir dėl to visiems atrodo, kad civilizuočiau, kažkaip tvarkingiau būtų Saulius Skvernelis. Bet klausykit, ką reiškia nieks nenori, tai jeigu nieks nenori, nieks nebūtų balsavęs, tai kaip čia atsitiko, kad nieks nenori, o tiek daug mandatų gavo. Man va čia kažkaip niekaip galai nesueina, niekaip nesueina galai, nes jūs sėdit Vilnių, tai gal jūs ir nenorit, bet mes čia provincijoje Kaune ir aplink, tai kodėl daug norinčių turbūt yra? Ne, aš kalbėjau ne apie žmonės, kurie rinko Žemaitaitį, aš kalbu apie politologus, aš kalbu apie žurnalistus. Tikrai ta pati Nemuno aušra ėjo su keliais tokiais gražiais tikslais, kaip KGB archyvų išviešinimas, kaip LRT auditas, tai tokie dalykai nereikalingi. Tai ir dėl to dalis žiniasklaidos gali kalbėti, arba ten politapžvalgininkai, ypač kurie galbūt turi kažkokių bendrų projektų, kalbėti apie tai, kad tas Žemaitaitis nereikalingas. Aš jokiais būdais nenuvertinu ten beveik 200 tūkstančių žmonių, kurie subalsavo Žemaitaitį. Taip veikia demokratija. Patinka, kažkam nepatinka, žmonės išsirinko, jis atstovauja dalį žmonių. Lygiai taip pat tie žmonės gali būti nusivylę, kad jis kažko nepadarė, kaip žadėjo, o dabar su mokesčiais matom, taigi sakė, kad nebus mokesčio, o dabar jie atsirado. Tai jie gali būti nusivylę, kitaip reikš. Bet
Turim, ką turim. Bet tarsi peršama tokia mintis, kad yra teisingi rinkėjai ir yra neteisingi rinkėjai. Tie bjaurybės neteisingi pririnko visokių žemaitaičių. Ir dabar reikia kažkaip apsivalyti, nes visuomenė žiūri kreivai palauk. O kas apsivožė? LSDP turbūt, ne? Ką blogo padarė per visą tą kadencijos pradžią Nemuno aušra, kad nuo jos reikėtų apsivalyti. Aš taip, pažiūrėjau, atsakykit, mes nesuprantam čia kaime. Aš irgi, jeigu tarsi atmest visą tą politkorektiškumą, aš tik primenu tą patį Žemaitaičio skandalą. Nu, ten jam priklijavo tą, būtent net ne jo kurtas eilės, o eilėraštuką pacituotą, kurį žino visi iki vieno. Taip. Tarsime, tai toks dalykas. Bet tai netrukdo dabar pusę to paties elitinio elektorato smerkti Izraelį. Tai irgi tada antisemitai. Tai va, sakau, Tai dvigubi paaiškinkit, kas standartai. blogai su Arba ta partija yra, kur čia atsitiko ta nelaimė, dėl ko ją reikia atsikratyti. Ir čia visi politologai, visos medijos kažkaip apie tą, man tai atrodo, kad apsivožė labiau gal Paluckas. Apsivožė tai dabar tai be abejo Žemaitaitis, Paluckas. nes vykdė koalicijos sutartį ir balsavo taip, kaip prašė jų draugas Paluckas. Ir dėl to jiem turbūt atsirūks per sekančius rinkimus. Dėl Taip, mokesčių. dalis elektorato tikrai nusisuks, nes pažadai netitiko realybės. Bet, o taip, jeigu sakote, jeigu iš tikrųjų visgi yra prie ko kabinėtis apie Žemaitaičio, yragi ten tyrimas apie tai, kad ten netinkamas partijos finansavimas. Tai pažiūrėkim, kuo jisai baigsis. Nesakau, kad čia jisai vienintelis, kuris tą dalyką daro, bet nu šiuo metu turim epizodą, kai vyksta tyrimas, tai čia gali jiems papriekaištauti. Bet kad kažkuom šitie būtų jau tokie labai kitokie negu kitos partijos, nu aš irgi turbūt prie tų nematau. Vėl aš kartuoju, kad aš labai Apie vertinu, liberalų kad sąjūdį, pavyzdžiui, tai kaip liberalų sąjūdis taip tai yra teista partija. apsivogė, jau įrodyta, reiškia, korumpuoti iki ausų, Taip, jau čia nuteista praėjo visas partija, ne tik teisminės asmenys. instancijas. Praėjo visas teismo instancijas, nubausti ir konkretus asmenys, ir partija kaip juridinis asmuo gavo baudą už tai, kad tos lėšos buvo naudojamos partijai. Taip yra teismo nuosprendyje. Ir tai tiem patiems šviesuoliams, ar ten kokia Tėvynės sąjungai, nesutrūkdė priimti ir į valdančiąją daugumą, ir atiduoti antrą pagal svarbą postą valstybėje, Seimo pirmininkės, primenu, tos partijos vadovės, nes antras, nes būtent Seimo pirmininkas pavaduoja prezidentą kaip pirmas asmuo. Tai nieks tuomet tam nesutrūkdė. Nei Bet ir praeitis dabar konkrečiai. niekas sėdi čmilytė ir visus moralizuoja ir aiškina, kad Lietuva man zin, aš nemyliu Žemaitaičio ir mes neparemsim tada nieko dėl to zin mum ta Lietuva, kas čia atsitiks. Bet, nu, tokie klausai ir galvoju viešpatie, tai kur mes čia atsidūrėme? Aš suprantu, kad opozicija turi dirbti ties to, kad kažkaip kritikuot valdžią, bet man atrodo, čia yra smarkiai persistengta šį kartą. Tiesiog tai yra iš tikrųjų destruktyvus veiksmas ir aš primenu, kad anksčiau ta prasme, visi, kas kritikuodavo valdžią, tai būdavo vadinamas vatnikais, jų veikla buvo sakoma, kad naudinga Kremliui, tai buvo vat, būtent toks praeitus 4 metus. Idiotai visokie, nu. Mūsų va taip naudingi idiotai, o dabar atvirkščiai, dabar tiek žiniasklaida, tiek aukščiausio lygio politikai. Prisiminkit, kiek parašyta raštų užsienio valstybėm, net kai tik formavosi ta dauguma dar prie Palucko, tai čia toks, nu čia yra skandalas, bet, nu pas mus, vat, kai yra lygus ir lygesni. Tai gerai, tai dabar sakykit, jūs manot, kad vis dėlto kažkokių, iš tikrųjų apie tos ministrus, ar čia prezidento rolė nėra iš tikrųjų irgi gan ir keista, ir įdinga, nes ką reiškia iš partijos naujos, kuri nepadarė nieko blogo, už kurią balsavo didelė dalis piliečių, sakyti, neduosim, jum priklauso ministrų portfeliai, bet mes jum neduosim, mes duosim geriau bet kam. Iš prezidentūros atsiųstiem žmonėm, iš gatvės paimtiem. Tai ar tai yra teisinga, nes tada tie ministrai už nieką neatsako, niekam neatskaitingi. Nu, nes jie paimti iš gatvės ir jie važiuoja į kosmoso pratybas. Reiškia, Ir turim dabar taip, partija turim irgi pavyzdžių. negali pareikalauti atsakomybės, nes tai yra ne jų deleguoti žmonės. Prezidento vaidmuo renkant ministrus vis tiek yra pakankamai svarbus. Gali tvirtinti, netvirtinti, čia mes šitą dalyką žinom. Bet tą galima padaryti subtiliau. Šį kartą, man atrodo, Gitanas Nausėda leidžia tau savo gerokai per daug ir jis iš karto
sako, kad jis netvirtins jokios kandidatūros. Ar tinkamas ar netinkamas, ir mes prisimenam, tas pats Žemaitaitis buvo labai neblogas žmogus, pasiūlęs į aplinkos apsaugos ministro poziciją, nežinau ar prisimenat, jis buvo geras specialistas, tos bendruomenės nuomonė apie jį buvo ypatingai gera, bet jis buvo pramestas vien dėl to, kad jį siūlė Žemaitaitis. Su Tai aš manau, kad neteisinga partija, su neteisinga partija. visiškai teisingai. Tai bet skelbti tą ir diskriminuoti žmogų, vat taip pagal partinę netgi priklausomybę, nu taip elementariai draudžia konstitucija. Tai jis galėtų, jeigu jau taip ir viduje savo kažką turi, sugalvoti kažkokių fiktyvių priežasčių ir ten atmest, ar tai pažymą pateiktą Susiorgan... saugumiečių, ar O dar jūs kažkas. Bet tai nekalbėkite bent jau apie tai, nes tai skamba dar baisiau. Nu, bet taip irgi yra, nu tai ką, mes galim apsimesti, kad taip nėra, bet tada grįžtim prie to, kad yra kažkoks politkorektiškumas. Mes žinom, kad taip yra, kad daliai žmonių yra, vat, taip su jais susidorojama arba patraukiami iš politikos arba iš verslo. Kaip jums atrodo Sinkevičius, kuris, pavyzdžiui, stovi ir pusę valandos pasakoja, moralizuoja po susitikimo su Skverneliu, kaip kas tai yra švarus baltas lapas, kas tai yra politikų moralė ir kažką. Nu, viskas teisingai, gal viskas gerai, jeigu nebūtų taip, kad tas pats žmogus būtų pripirkęs televizorių už čekiukus. Nesvarbu, kad baudžiamoji atsakomybė panaikinta, bet faktai tai niekur nedingo. Tai Taip, tikrai žiūri kaip į kažkokią parodiją, kažkokį išvirkščią pasaulį turbūt. bet pas mus tiek teismas iki galo vat, realiai nepasisakė, tiek žiniasklaida iš tikrųjų pasigavo, manau, kad neteisingai, dovanokit, kaip sakau, žiniasklaida, tai irgi taip apibendrino. Nes iš tikrųjų buvo pasakyti, kad išteisintas. O tai nėra tiesa. Jis iš tikrųjų buvo nurodyta, kad jam negali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, Taip, bet tai teisingai jūs sakot, kad realiai pats pažeidimas niekur nedingo. Tu negali už savivaldybės pinigus mokėti už žmonos telefoną ir pirkti ten televizorius. nu. Tai tokių dalykų negalima. Man atrodo, politikui turi galioti gerokai aukštesni standartai negu bet kam kitam. Nesakau, kad tai yra prie tokios ruginienės atviršiai jau kabinėjimas gal per daug. Ten važinėjo prieš 10 metų į Rusiją. Nu, man tai visiškai niekas, arba ten, kad kalba su akcentu. Bet kalbant apie tai, čia yra vis tiek nusižengimas, tai administracinis teisės pažeidimų kodeksas vis tiek jam galiotų, jeigu baudžiamoji atsakomybė neveikia. Tai aš nenorėčiau iš tikrųjų, kad tokie žmonės net būtų svarstomi į premjerus. Ir į partijos pirmininkus irgi man tai kvepia labai neskaniai. Tai kaip dabar bus LSDP? Jūs kaip manot, kas bus tikrasis jos vadovas? Ar Ruginienė, ar Sinkevičius? Ar čia bus hidra su Ruginienė dviem galvom? tikrai nėra vadovė ir tai yra ta figūra, kuri pastatyta saugiai, kad turėt saliginai švarų žmogų, gražiai atrodanti, reprezentatyvi, tikra socialdemokratė, tai žmonės ko tikisi, daryti iš jo naują Blinkevičiūtę, kuri Nu, patiktų gal ji žmonėms. netokia melagė, nepavyks, aš ją pažįstu, jai sunkiai apsiverstų liežuvis, žinant, kad meluoju ir siekiu naudos savo partijai, sakyti Bet, meluoti. bet jos idėjos patinka žmonėms. Žiūrėkit, su tą Tai antrą idėjos pakopos ir negali pensija. nepatikti, jinai visiška socdemė. Tai va, Didesnė tai už sakau, visus kitus socdemus turbūt. tai jei jinai bus tas front face'as vadinamas, tas žmogus, kurį mes matysime, o diriguos ir strateguos, aš manau, kad vis tiek senbuviai, kurie turi ir daugiau patirties. Ir keista būtų, jeigu iš tikrųjų jai leistų vadovauti. Ką Žmogus, nu, reiškia leistų? Vadovavimą žmogus pats pasiema. Niekada niekas niekam neleidžia. Patikėkit. nu, tada uždraustų vadovauti. Jeigu net bandytų pasimti, tai jai neleis. Va taip tada pasakysiu. Tai va, Trukdys. vis tiek yra ir didelė partija, ir dabar tuo atveju, kai turi 52 Seimo narius ir ten krūvą ministerijų, leisti žmogui pasieksperimentuoti, nu, tai būtų ir prabanga. Tai gerai, jeigu jai padėtų, bet jeigu jie tiesiog viską nurodinės, nu, gal bus ir blogai. Aleksandrai, bus blogai tokiu atveju, jeigu Ruginienė inicijuos, pasirašys ir priims įstatymus, kuriems visuomenė nepritarė turbūt. Tada bus, va, jau tikrai. Nu, kad ir ta pati partnerystės, ta prasme, jos pirmas Taip, pasisakymas iš esmės sekančią dieną po to, kai ją pasiūlė kaip kandidatę, iššokti su vieninteliu praktiškai pranešimu, kad, o, pagaliau dabar aš ir partnerystę įteisinsiu. Tai va čia galėjo jau toks, nežinau, ar tai yra šūvis į koją, bet tikrai buvo blogas signalas, ir jeigu jos va irgi nepramins šiek tiek, tai manau, kad vietoj to, kad nedarytųsi keltų reitingus socdemams, jinai visgi gali ir toliau juos smugdyti. Nes tai yra tokia labai aštri tema,
Aš jums visiškai pritariu, kad dauguma žmonių tam nepritarė, išskyrus gal Tai čiagi Vilniečius. tyrimai rodo, viskas apklausos, tai čiagi aišku yra. Tai vat, tai aš manau, kad čia ne ta tema, kurią dabar reikėtų traukti. Dabar atvirkščiai reikėtų stabilaus, ramaus darbo, galbūt, kad žmonės gal ir patinka kartais pastebėti tas Santa Barbaras, tas dramas, bet iš esmės žmonės nori stabilumo, jie nori, kad spręstų politikai jų problemas, o ne Tai tarpusavį politikai jau žodžius arba sprendė, kažkokius. mokesčių reformą padarė, kaip dabar aišku, kad mažiau už vidutinį atlyginimą gaunantys žmonės mokės pagal didesnį tarifą. Dauguma, Bet apie nesusidės tą viskas į kalbėjom jau ir krūvą, nu prieš tai tai. jau visi Iš esmės tai yra, apskaičiavę yra. iš esmės visiems padidino mokesčius. Nu, Nu, tai ką, praktiškai visiems. Nu, Mauras padarė savo darbą, Paluckas ir gali važiuoti į savo plantacijas. Nu, taip. Ir nes jis išvažiuoja. bus nekaltas, aplinka kalta ir bus senai pamiršę, kad toks jisai buvo. Tai, tai tai Ruginienė nieko gero po metų nenusimato. Nugalėtų kažkiek ir atsukti atgal kai kurios sprendimus. Sakė, Tada daugiau vėl pakeitimų nebus. Nusiraminkit, reikia stabilumo. Dabar visi mokėsim pagal daug. įstatymus, pagal įstatymus galima priimti pakeitimus, kurie lengvina situaciją ir jie tada įsigaliotų iš karto. Tai jeigu, pavyzdžiui, ir mums dabar yra priimti mokesčiai, kurie įsigalios nuo sausio 1, bet dabar dar, vat, rudens sesijoje būtų priimta kažkas, kas palengvino mūsų dalį, tai nuo sausio 1 įsigaliotų tas lengvesnis variantas. Tai aš jų vietoje šiek tiek atsukčiau atgal, nes mes dėja tokie esam, kad mums iš pradžių blogai, bet jeigu nors biškai pagerėja, kad ir bendroji situacija vis tiek pablogėjo situacija, mes tą priimam kaip gerą dalyką. Čia kaip Taip, parduotuvėse apie akcijas. Pirmą padidina kainą, o po to sumažina. Ir taip, lietuviai taip, laimingi, o kad ta kaina vis tiek gerokai viršė. taip, kad jinai vis tiek po Visi biškai žino, kyla. bet vis tiek džiaugiasi. Nes per akciją nusipirko, ne? Tai va, taip, tai yra biški savai apgaulė, bet tą politikai kartais žaidžia. Ir aš manau, kad vėlgi bus puolimas tikrai, va čia dabar nuo sekančios savaitės dar. Manau, kad jis nebus mažesnis iš opozicijos ir gali būti, kad socdemai tiesiog kažką darys, kad bendrą foną mažintų. Aleksandrai puola, man toks vaizdas net ne opozicija, o daugiausia tai vieni iš koalicijos partnerių, kurie visą laiką klibino ir sakė, man nieko aš nemyliu, myliu tik Čmilytę. Tai tokia situacija. O koks blogiausias Ruginienės bruožas? Žinote, kas yra Man, blogiausia? Taip. aš nežinau, jeigu yra teisingas atsakymas, nežinau, aš tai galiu pasakyti savo nuomonę. Nu pasakykit. Nu, man tai yra radikali kairė. Visgi, tai yra. Jūs dešinysis politikas, tai jums Aš nepriimtina. dešinysis politikas, bet ir šiaip, nu, tai gali būti normalu, kad mes skirtingų pažiūrų, bet čia tiesiog kai kurios O idėjos man yra asmeniškai, kuo radikalios. jums nepatinka arba patinka? Nėra asmeniškai, aš irgi, kadangi dalyvauju aš pats versle, ta prasme, ir esu ir aviacijos asociacijos vadovas, tai jos bendravimas su verslu man irgi toks yra, jinai yra labai kategoriška šituo atveju. Jei verslas yra blogis. O aš atviršiai iš savo pusės visada bandau paaiškinti, kad verslas yra būtent tie, kurie ir kūrė darbo vietas ir taip toliau, ir būtų gerai, kad kurtų gerai apmokamas darbo vietas. Tai va tai, kad jinai yra per aštri bendraujant su verslu, man turbūt va šitas kliūna. O šiaip kaip žmogus, sąžininkai turbūt niekas nekliūna. O visuomeniai tai kaip tik daro įspūdį, nes iki šiol niekas nesakė, jeigu kas nors blogai, tai gal galit mokėti žmogui daugiau, o ne bandyti išgręžti 3 žmonių darbą už vieną atlyginimą. Tai irgi nėra blogai, nes šioks toks pokytis, bet žinot, ką iš tikrųjų sako žmonės. Didysis Ką? blogis, kad jinai per graži. Nu, graži. Tokių nebuvo. Kitas dalykas, dar blogiau, nuolat pasipuošusi, kaip į balių ateina vidury dienos į darbą. Su vakariniu makiažu. Tas makijažas ir tos suknelės, nu, kliūna. Kažkam kliūna, bet daugumai turbūt visai nekliūna, nes malonu žiūrėti, ne? Nu, palyginkim su kitom premjerėm, pavyzdžiui, nu, tai Tai nors taip, kažką, nors pasižiūrėti yra į ką. Ačiū, tai taip. buvo, ką, Vilniaus politikas su pretenzijom neužilgo ateiti į didžiąją politiką Aleksandras Nemunaitis, partijos Lietuva visų pirmininkas. Ačiū Jums, Jurgita. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.